valandą haikinti, parašyta vidutiniškai trunka 2 valandos 19 minučių. Kadangi mes su vaikais ir ten tokių šiek tiek sudėtingesnių vietų bus, tai įtariu 3 valandas tikrai užtruksim šiandien. Tai važiuojam. Vandens magnatas vagia vagia vandenį iš svetimų mašinų. O tu direktoriau ateisi? Oh no! Oh no. Kiek čia skraido gražių didelių. Pažiūrėkit, kokie bimbalai skraido. Nežinau, kaip parodyti. Net ir netikiu dabar. Aš tokių didelių dar nesu mačius gyvenime gyvai. Gerai, viskas einu iš čia prikakosiu į kelias. love you too. Ateisi apuką? Oi, kiek mažiukai tu. I miss you. No.
Mama, mane Lukas skriaudžia, nenori grįžti keliu namo. Mes ir einam keliu namo, bet tik tais pro kitą pusę. Mane Lukas skriaudžia, sakė, negeras kelias ir blogi batai. Batai negeri. Ir kelias blogas, akmenuotas. Tik nepapersk, nes nupūsi dulkes. Happy? Yeah.
ir baigiam. Mūsų lipimas į kalną turėjo teoriškai trukti 2 valandas 19 minučių. Realiai su vaikais užtrukom 5 valandas. Su visais sustojimais, bet nebuvo taip jau paprasta, nes į viršų rinkome sunkesnį kelią. Kartais net visų 4 galūnių reikėjo palipėti, kad neužsimušti ir nenusirident. Bet įveikėm. Ar patiko, Lukutė? Buvo negražu turbūt. Vincai patiko? No. Liudvikai? No. No? Ok, tai man vienai labai patiko. Kada kitą kartą į tokį panašų varom? Kitam gyvenime. Kitą kartą. Mižniai. Šiaip iš tikrųjų Liudvikas geriausiai turbūt atlaikė. Galime apibendrinti mūsų velykinę išvyką. Vykome lipti į Tamanį kalną, kuris yra New Jersey šiaurės vakarinėje dalyje ir ribojasi su Pensilvanijos valstija, kurias toje vietoje skiria Delavero upė. Delavero upė atlieka sienos vaidmenį tarp abiejų šių valstijų. Kylant į Tamanį kalną atsiveria nuostabus vaizdas į Pensilvanijos pusę ir galime matyti Pensilvanijos gražuolį kalną Minsi, Delavero upę ir nuostabų kraštovaizdį aplink. Tamanį kalnas yra 1527 pėdų aukščio, tai yra 470 metrų ir turi 2 pagrindinius treilus. Pirmasis yra raudonas 1,2 mylios ilgio, tai yra 1,9 km ilgio. Yra status ir sudėtingas. Antrasis yra mėlynas treilas 1,8 mylios, tai yra 2,9 km ilgio, ilgesnis, tačiau gerokai lengvesnis, nes nėra toksai status. Iš viso tai yra 3 mylių ilgio treilas, kas yra 4,8 km ilgio. Atrodo nedaug. Tačiau nedaug būtų tiek eiti tiesiog tiesiu asfaltu, o lipome į kalną ir kelias buvo akmenuotas, nelygus, sudėtingas. Keliaujant šiais treilais rekomendacijos yra kilti sunkesniu raudonuoju treilu ir leistis mėlynuoju. Rekomendacijų laikymės ir nesigailime. Laikantis rekomendacijų pabaigoje kelionės galima atsigaivinti mažose kriokliukuose ir kaskaduose, kurie yra susiformavę Dunfield upelyje. Mūsų atveju buvo +30 Celsijaus šilumos, nors saulė didžiąją dalį ir buvo pasislėpusi už debesų, bet pas mus vyrauja tikrai drėgnas klimatas, tad buvo malonu atsigaivinti ir atsipūsti. Ši vieta yra beprotiškai populiari, nes yra viena gražiausių vietų New Jersey valstijoje. Tai tikriausiai viskas, ką norėjome parodyti ir papasakoti šį kartą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio mūsų nuotykio.